Aš Artūras Štaudė, žiūrite Skeletoną. Jeigu tavo atmintis būtų muziejus, kurioje salėje užstriktum amžiams? Jeigu muziejus, ką žinau, turbūt pats laikotarpis, kuris man įdomiausias, turbūt nuo seno, tai turbūt akmens amžius, neolitas. Neolitas? Neolitas, taip. Ar kada nors, pavyzdžiui, sapnavai vietą, kurią vėliau iš tikrųjų aplankėjai? Nežinau. Neatsakysiu. Turbūt dar ne? Turbūt dar ne, žinau. Jeigu tau reiktų gyventi vieninteliam kažkokiam atspalvyje, galėtum jį vardinti, koks jis būtų? Mėlyna. Mėlyna. Ledas, šaltis, tau yra artimas. O ar tau kada nors pasirodė, keliaujant, kad miestas, arba dirbant, tik tu sakyt, kad miestas žino, ką tu galvoji? Miestas jeigu kaip gyvas organizmas. Gal nežinau. Ne. Daug apkeliavai, o Taip. Yra miestas, kuris būtų tiktų kaip apibūdimas. Šis miestas tai tu. Būtų artimiausias, panašiausias tave. Gal per mažai save pažįstu. Arba per mažai aplankyt dar miestų. Gal miestų per mažai. Yra kažkurie tokie. Kokį nors. Pavyzdžiui, kaip Marakešas. Jis yra ir toks, ir kitoks, toks daugias sluoksnis. Kaip ir yra to panašumo šiek tiek, bet, kaip šitos pusės irgi tokio radikalumo daug turim, kur, ką žinau, gal aš jau šiais laikais jau ir mažiau turiu. Kada paskutinį kartą, ką nors darei pirmą kartą? Turbūt neseniai. Gerai. Taip. Tai dar yra. Yra tikrai. Minimalizmas ar perteklius? Kur tu? Eklektika turbūt per vidurį. Man minimalizmas kaip ir patogu, bet aš nemėgstu to visiškai švaraus tokio kaip operacinės stalas. Tai baltos sienos, patogu, skandinaviškas dizainas, turbūt, ką žinau, tas mid-century. Man viskas gerai, ypač jeigu baldai ne dabar gaminti, o seni. Tas 60-ųjų minimalizmas man puikiai. Kas tau yra, kas tau sukelia daugiau prisiminimų arba minčių? Kvapas, vaizdas, kuris potyris, prisilietimas? Vaizdas. Yra koks nors vaizdas, kuris asocijuojasi su namais? Ką žinau, kvapas gal su namais. Koks? Kumino prieskai. Gerai. Tai bijai, pavyzdžiui, triukšmo? Ar tylos per visas, ar keičiasi per amžių? Ar bijai? Tylos ne. Triukšmo kažkaip privengdavau. Ir dabar kažkaip tai, ilgai kažkokiose triukšmės. Bet muziką mėgsti klausyti? Muziką mėgstu klausytis, bet aš neklausau labai garsiai, kaip ir irgi mėgstu kažkokias tai mines, bet ir miniai nelygų. Pavyzdžiui, kokiam tai Marokė, pavyzdžiui, aš gerai jaučiuosi, bet, pavyzdžiui, Džordanos Butkutės koncerte minioje aš jau blogai jaučiuosi. Aš taip jau, ne taip. Ir tekstų nežinai. Ne kaip namie. Gerai, ar yra koks nors triukas, kurį naudoji, kad, pavyzdžiui, neišprotėtum, kai užklumpa sunkumai? Triukas, ritualas, nežinau. Ką darai? Važiuoju į mišką. Su gamta? Taip. Yra kažkoks metų laikas? Bet kokiu metų laiku. Visur visada gerai. Tinka visais. Kaip aišku, geriausia pavasaris turbūt ir ruduo. Ruduo, tas lapo, jo. Pavasaris, kai atgimsta gamta, turbūt yra, jis ir nuramino tos, pavyzdžiui, išvažiuoji po sunkios darbo savaitės, pavyzdžiui, tau ten tasė, kokie valdininkai tavo nervus tampė ir tu nori jauti, kad tau sunku susikaupti, nori atsikvėpti, važiuoji, nežinau, porai valandų pasivaikšti po mišką. Grįžti pamiršęs.
Dar tapai? Dabar ne. Bet gal susikaupsiu, vis kaupiuosi, sąlygos yra, bet gal tokios, žinai, laiko ramybės. Gal yra kažkoks paveikslas, kurį norėtum nutapyti, bet vis ar nedrįsai savo laiku, o dabar dar rankos nedaina? Eskizų yra daug, bet tokio, kad vienas kažkoks, kur nenutapiau kažko, tai ruošiaus tapyti, ne, tokio nėra. Yra eskizai, yra kažkokios tai mintis, bet paprastai, kai pradėti tapyti, čia kaip ir kelionėse, planuoju važiuoti į vieną vietą, nuvažiuoji į 3 kitas. Ir į tą vieną vietą nenuvažiuoji. Taip pat yra ir tapyba, kad tu planuoji kažką tai tapyti, bet kai pradedi tapyti, dažnai tapai visiškai kažką kito. Nežiūrint tai, kad turi kažkokius eskizus, kažką pasidėliojęs. Jeigu... Kas keičiasi. Paskutinis klausimas tavo. Jeigu taip, nuo kiek save atsimeni iki šiandien, iki šios akimirkos, tai būtų pjesė teatro scenoje, spektaklis. Tu galvoji, kurioje vietoje arba kuriuose vietose publika pradėtų ploti, taip, kad visi į tai sureaguotų. Kad visais etapais yra kažkokiu tai... Gerų vietų, ne? Gerų vietų yra, jo. Ir vaikystė, ir dabar, nėra taip, kad kažkoks tai, kaip jie visi skirtingi tie etapai. Gerai, kad publika neišsivaikščiotų tave spektaklė. Dabar visas pokalbis mūsų, galima sakyti, vyko ir visą tą pokalbį klausėsi dirbtinis intelektas. Ir ačiū, yra paruoštas jau mums. Ačiū. Arnas, aš mums dirbtinio intelekto klausimą. Mašina išklausė tave, visus mano klausinėjimus, tavo, reiškia, įspūdžius ir užduoda vieną apibendrintą. Artūrai, jei visa tavo istorija nuo dermantininės tachtos iki tavosios kūrybos, nuo verslo iki tavųjų kelionių, nuo žinių iki galerijų būtų duomenų rinkinys, kokį vieną meta duomenį prie jo pridėtum, kad kas nors, kaip aš, suprask, po 100 metų galėtų suprasti, ką iš tikrųjų turėjo omeny gyvas žmogus tame faile. Stebėtojas turbūt. Ačiū Artūrai už tai, kad atei čia. Būtinai prenumeruokit kanalą, laikinkit, rašykit komentarus. Artūras Štaudė, nuostabus žmogus. Ačiū, kad atėjai.